Šiais laikais Europos Sąjungoje esam viskas tik eina link žalybės. Visi nori popierinių podelių, medinių šaukštelių, medinių šakučių. Va, prašau, aš jums tiekiu. Nepykit ant manęs ekologija, plastikinių, taigi maišelių nebenorit, norit popierinių maišelių parduotuvėje. Prašom. Čia tas didelis, stambus, galingas medis, kur augo uosis malkų krūva. Mes jo, jeigu nebūtume nukirtę, jis didelis, stambus, aukštas medis, ten kaip pavyzdys, per 6-7 metus ten kažkoks jaunuolynas užauga, jis didelis, stambus medis. Nu, jis jau silpnėja, ne, nes čia skylė šaknis, jisai stovėjo, ne, ir po kokių 6 metų tenais auga jaunuolynas ir tas uosis drinkšt, kiek jis medžių išlaužęs. Tai dėl to tas didelis galingas medis ir čia ir atsidūrė, kad man auginant kitą medieną jis bevirsdams neišlaužytų. Nes dėl vieno medžio sugrįžti atgal į mišką, tai turi gyventi ko gero už 50 metrų nuo miško, kad atvažiuotum su benzo pjūkliuku pasipjaustytum. Anksčiau tai kaime tai taip darydavom, susirenki su seneliai, tėvai,